Eik tu nahui. Ėjau šitą pusę daryti, tą nukėliau. Blet. Vėl šūdai išbėgo. Eik. Normaliai kilblokas, ne? Visus pinigus ant laivo paleidom, atvariam, galvojam, pavalgysim papigiai. Klaipėda toks kraštas su tokia liūdna istorija. Nu ką, vyriukai, sveiki, varom prie laivo, važiuojam. Volvo pataisė ką tik iš serviso. Žiūrėkit, kaip reikia atiduot mašiną klientam. O, žiūrėk, ir antifrizą reikia, o tai gražu. O tai meistras, pataisė. Dar lengvas dujų nuotėkis yra. Normaliai. Jei kam reikia, sakykit, duosiu kontaktą. Ai, dar šičia nacher viskas sulaužė. Nes čia normaliai tos plasmasės viskas buvo, viskas veikia, fiksavosi. Čia gaidys, žodžiu, sunervina. Dar sakiau, jeigu kažką pamatysi, ką reikia pataisyti, taisyk, neklausęs. Pamiršau aš tą meistriukui pasakyti, galvojau, pamatys tokį dalyką, vis tiek ardai tą mašiną, važiuoklę, tikrini, ten viską ardai. Ne, kur tau? Ir dar laidą nupiso. Va dėl laido, tai aš pykstu. Nes laidą aš perku ne iš AliExpreso, laidą perku paskutinę sekundę, kada man jo reikia. Ir perku Lietuvoj brangiai. Pradžiai buvo linksma, dabar jau pikta darosi. Gerai. Gazuojam prie laivo užtekščią. Mielieji pradedantieji buriuotojai, kurie dabar laikote savo teises šitiem visokiem laivam. Mes nugalėjom, mes paprasti civiliokai įveikėm Lietuvos buriuotojų sąjungą. Sąjungos valdžiažmogiai ilgą laiką slėpė nuo mūsų šią slaptą informaciją. Vidaus vandenų būrinės jachtos vado kvalifikacijai gauti egzaminų klausimai yra paviešinti, nulykinti. Visa duombazė jų išvalyta, nuvokta, iškopijuota ir dabar yra prieinama viešai. Tuoj, suvalgau svogūną, papasakosiu. Tai nėra daug ką pasakoti iš tikro. Žiūrėkit video, kažkur eigoj paskelbsiu nuorodą, kur prisijungsit tenai, susikursit savo akauntėlį varganą ir galėsit savo namuose spręsti tos LBS testus. O dabar keliamės į video, varom remontuot laivą. Motivacijos mažokai čia kažką pradėjo daryti. Visur daiktų prikrauta, ai. Bet reikia kažkaip imti, damušt vandens bakus, tada bus tuščias forpikas, galėsiu čia viską apsitvarkyti. Ką tik supratau, kad mane tas bardakas taip vargina, kad net nekyla rankos kažką daryti. Tai darbai mums reikės burakėlių, kaparėlių, favita, žalumynų, pabarstukų, alyvuogių, ir druskos pipiriukų. Dantų šepetėlį pamiršau įsidėti.
Tokį raktą net specialiai pasigaminau, patrumpintą, kad ten toj mažoj erdvėj galėčiau užkabinti. Nu, vaizdelis toks. Užsispaudę, matot, šičia užsilenkia, bet jau nieko neišeina padaryti. Iš vis, kad čia taip viską surinkt, tą šlangą sunert, tai yra kosmosas. Čia tiek prasiknisau. Jeigu viskas neveiks, pasikeisiu kitokią šlangas. Čia dabar kas tik tai beliko, iš čia, pajungt šlangą į čia, iš ano bako taip pat. Ir tada čia, vat matot, yra dar viena jungtis tokia lieka. Tai čia bus alsuoklis, bet alsuoklio dar neturiu. Alsuoklį dėsiu kažkur ten, į laivo priekį. Nu tai va, taip va kažkaip. Nu ką, vyriukai, hidroforas ir siurbliukas. Kažkur ten turi atsidurt. Reikia gerai galvelę palaužyti, kaip čia jį įdėt. Žodžiu, nežinau, kame reikaliukas yra. Čia yra ventilis šitoj pusėje. Užpildyti jį. Nu, oro pripūst. O šitoj pusėje yra, kur pūslę pakeist. Jeigu sugestų, tai, nu, ir pajungimas. Tai reikia, kad būtų priėjimas ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, kad jisai liktų. O kodėl iš vis dedu hidroforą? Dėl to, kad yra ganėtinai galingas siurblys, kuris naudoja daug elektros, bet jisai sukelia didelį slėgį. Ir aš nenoriu, kad pas mane laive tiesiog tas vanduo būtų, kad tiesiog būtų. Aš noriu turėti lauko dušą. Kad būtų su srove, kad galima būtų nusipilti, kad galima būtų nusiplauti laivą su tuo pačiu vandeniu esant reikalui. Tai energijos taupimo sumetimais noriu, kad hidroforas akumuliuotų šitą daiktą, nes jeigu leisiu vandenį, kai siurblys bus įjungtas, bus didelis elektros vartojimas, o greičiausiai ne visą laiką bus išnaudojamas visas jo potencialas, kurį jisai turi. Tai tam ir dedu hidroforą, kad akumuliuotų man tą elektrą. Nu ir slėgis stabilesnis būtų. Tai va. Vienas, čia bus antras, jie matysis, o čia bus dar vienas ir dar antras, kurie nesimatys, nes čia bus matrasas. Kažkaip taip sugalvojau, bandom padaryti. Ardau ir greunu. Jau pavargau, nuo 7 atsikėlęs, dabar jau 2. Dariau čia kažką, reikia ruoštis vakarui, vakarienę. Kažkaip man mažai buvo tų borokėlių. Čia ne per seniausiai teko pirmą kartą gyvenime paragauti rameną. Kas tai yra, galvojau, ramenas. Ten pasirodo tiesiog bomžpakis, tik vadinasi ramenu. Ką žinau, tai pabandysiu pasigaminti kažkokį čia bomž paket ramenį. O, neblogi. Pribėgo man čia per mažas bliūdas.
Nu ką tu iš tokio bliudelio pavalgysi, normalių bliudelių reikia. Ką žinau, normaliai gal visai. Bliūdas tik mažokas. Galėtų būti didesnis. Šiaip neblogai. Ką, vyriukai, įmušiam vėlyvus pietus, o gal ankstyvą vakarienę. Einam zirzint. Oi, kas čia dabar buvo? Oi. Gal einam iš čia. Pabūsim čia biškį. Pamenate, ne? Aš čia tokią ventiliaciją dariau. Čia va tai biškį nepataikiau pragręžt. Čia šitaip prasigrėžė. Nu ir ten va tas vamzdis, jis ten po to į ten va kažkur pasijungs. Eik tu n***hui. Ėjau šitą pusę daryt, tą nukėliau. Vėl šūdai išbėgo. Eikt. Pabaigiu su ventiliacija ir einu statyti normalaus tualeto. Va šitokio, va, kur pumpuos viską į kur, nesvarbu kur pumpuos, su elektriniu maceratorium, smulkintuvu. Čia tik tai terkšt. Tada kakį tik tai trakšt ir kad tokių nesąmonių daugiau nebūtų, nes jau antrą kartą gyvenime taip nutinka. Nedarykit tokių nesąmonių, kaip aš padariau. Nedėkit į laivą bio tualeto. Dėkit tą pompinį, dėkit elektrinį, nesvarbu. Nedėkit to šūdo, kur po to šūdai bėga. Gaila, nespėjau parodyti, kaip atrodė prieš, bet va kaip čia yra, tai čia viskas atrodė daug blogiau. Dar biškį pašveisiu ir su linų sėmenų aliejum patepsiu. Tipo, bus gerai. Reikėtų gal palakuoti, aišku, čia geriau, bet neturiu lako ir nenoriu su laku žaisti, nes labai daug žaidimo su to lakavimu, tai su aliejum. Pamiršau namie tą, kur, dulkės surenka krepšiukas, kur dedas ant to šveitiklio. Labai blogai ten viduj viskas. Darom pauzę. Vaizdelis toks. Biški tikrai gražiau atrodo, galiu pasakyti. Kaip matosi, tualetas ne pirmas, ne antras ir ne trečias turbūt dedamas iš skylių tvirtinimo. Tai mano naujos 4 skylės. Dabar reikia pajungti vandenį ir šūdų išmetimą. Tai vat galvoju kakalą išmest čia, o vandenį paimti biškį iš aukščiau. O gal atvirkščiai, vandenį paimti iš čia, o kakalą čia išmest. Šiaip geriausia būtų, jeigu vandenį iš kažkur toli paimčiau, kad kai išmeti kakalą, kad nesurptų atgal to kakalą į tualetą. Tai nežinau. Nenoriu čia tų šlangų kitur privedžioti, nes ir taip čia nėra vietos, jau čia tiek visko privedžiota, šlangų, laidų visur. Tai dabar mastau vietoj viską daryti toj pačioj, ir su šūdu nupilinėti šūdą. Varau dar pas draugą ChatGPT pasiklausiu, kaip čia geriau. Guliu čia kaip kakalas, čia kur kakalai nesenai buvo išbėgę. ChatGPT sako, kad kakalą reikėtų dėti aukščiau. Bet man ten tada kranas netilps, nes kakalo kranas didesnis. Tai jaučiu vis tiek dėsiu kakalą žemiau. Dėlioju aš čia dėlioju, ir čia, ir viena čia, kita, taip, visaip dėlioju. Jaučiu paliksiu kitam kartui, kai turėsiu kranus, nes dar labai priklausys, kaip kranai tilps, kaip juos pavyks įdėti, ar ten dar kokių alkūnių reikės, ar nereikės. Dar čia va tokią vietą turiu. Šitoje vietoje, kaip ir nemaišytų man kranas, čia jau viena šlanga yra. Bet pagalvojau, pavyzdžiui, jeigu reikėtų kalt kaišti, tai ten būtų labai problema užkalt. Tai taip stengsiuosi išgręžti kranus tokiose vietose, kad esant nelaimiai galima būtų įkalt kaišti lengvai, nesudėtingai. Dėl saugumo tipo, tai dėsiu vis tiek čia. Einu tvarkytis ir vakarot.
Tai važiuosim į Klaipėdą. Tokiu oru, kaip dabar, šita mažytė 100 vatų saulės panelė palaiko Webasto's gyvybę ir dar biškį duoda į akumuliatorių papildomai. Labai gera parduotuvėlė, daug žaisliukų, pirkčiau viską. Bet ko reikėjo, to negavom, bet sakė, kur gausim. Bet gavom, va, Kęstai dabar žiūrės per YouTube, ko gero, va, Kęstai tavo laidas. Netyčia radom. Jo, mes važiuojam pas močiutę. Nu, aš čia nespecialistė, pas mus tik tai metras arba 1,5 metrą. Čia jums reikėtų savažiuoti į santechniką skyrių. Ten meistras yra, gerai suprasti, patars jum. Klaipėda toks kraštas su tokia liūdna istorija po Antro pasaulinio karo laikų, kai buvo pagal vieną pasakojimą vienas, pagal kitą 3 klaipėdiečiai. Šito krašto žmonės visi kiti. Nu tak, tai aš vat galvoju, tai Jons nemoka aš čia, kad sako, mėgžia tą prišiką, tie gal visi tie ruskiai. Kaip dėmesį yra langai, kad neišplėštų, turis irgi, kad neišplėštų. Visus pinigus ant laivo paleidom, atvariam, galvojam, pavalgysim papigiai. Pasirodo, kažkokios savivaldybės skirimo, leidimo reikia, neduoda valgyti nemokamai. Černobylį tam tas. O, kaip šviesa. Čia jaučiu tokius, kaip mus prigauna ir po to verda kotletus. Oi, atsiprašau. Gali atsiliepimų parašyti langai. O jeigu nesuvalgysi, tai kam tada? O suvalgysim. Matai, aš sasiskų negalėjau paimti, nes tu paskutinės paėmė, tai aš kotletukus paėmiau. Čia susižaidžiu. Kiek tavo kainavo? 7 €. 7? Matai, kotletukai brangesni, pas mane 9 PM. Normaliai, ką žinau. Čia ūkiškai, paprastai, kotletukai, bulvytės, pavalgy, išmaukšt. Išvažiavai, tai, baseinas tai susitvarkys gal chebra ant pavasario, o valgyklą tai užskaitau 10 iš 10. Gerą vietą. Reikia. Va tokių. Aš nežinau, aš... Paėmims. Kranas 1, 2, 3. Kainavo tai kainavo, bet pavalgėm pigiai už tai. Tie kranai svarbus laive ar nelabai? Tai žiūrint, kur plauksi, jei tu Kuršių mariose plauksi, tai ar taip dugna visur kilių braukia, tai koks skirtumas. O šiaip tai iš tikrųjų, tai aišku svarbus, žinoma svarbus, čia net. Žodžiu, pilnai nerūdijančio plieno A4, ne A2, ne ten kažką ir pilnai nerūdijančio, reiškia ir visi viduriai, ašelė, obolys, viskas yra iš nerūdijančio plieno. Kainuoja tokie kranai, bet esmė ta, kad
Pigesni kranai nerūdyjančio plieno turi tik tai išorę pačią nerūdyjančią, o viduje viskas rūdyja. Ir neretas atvejis, kai laivai dėl tokio šūdo tiesiog paskęsta, nes lūžta kranas, jo užsukti nebegali. Kranas turi būti geras, sakyčiau. Važiuojam montuot, ką jums čia pasakot, patys viską suprantat jau, čia nėra man čia ką pasakot jums. Grįžinėjam iš apsipirkimo, tik tai gaila, kad jau beveik vakaras. Nu, bet gal dar spėsim kažką. Blemba, nu vat atrodo, ne? Nieko, ką čia, kelis darbelius laive pasidaryti, šiandien viskas, jau 3, pusė 4 kažkas tokio, visą dieną sprogo, tiesiog va taip va. Po miestą, po ten, varėm į tą labdaros valgyklą, neveikia tą valgyklą, varėm tada į kitą valgyklą, nu žodžiu. Sugalvojau, geniali mintis, genijus. Kiekviena skylė korpuse, visgi tai yra skylė korpuse. Kad ir kaip bebūtų, tai nereikia žaisti su tokiais dalykais. Manau, gero dydžio. Kažkas panašaus į tai kaip ir buvo. Buriavimas toks dalykas yra, kad jeigu vidury jūros tau kažkas nutinka, tai tu nesustos ir neišlipsi. Tai visi šiti pasakymai, kad visokius kranus, visokius va tokius dalykus, kurie svarbiai susiję su saugumu, reikia keisti. Nesvarbu, jie dar geri ar blogi, praėjo kažkiek tai laiko ir reikia keisti. Tai, čia kaip aviacijai. Iš lėktuvo irgi neišlipsi, neišeisi. Tai jeigu lėktuvuose ten yra prietaisai, kurie turi būti keičiami, net jeigu jie puikiai veikia, taip pat ir laive yra dalykai, kurie turi būti keičiami, net jeigu jie ir veikia. Nenaują aš tą laivą pirkau, bet noriu ilgai turėti, noriu daug nuplaukti su juo. Tai matot, čia į kosmetiką per daug dėmesio nekreipiu. Viskas apibėgia, negražiai čia atrodo viskas pas mane. Čia iš vis baisu pažiūrėti, kas darosi. Saugumą reikia užtikrinti, yra dalykai, kurie labiau svarbus, kurie mažiau svarbus. Pagal visą buriavimo filosofiją tu niekada nepasiruoši visiems atvejam, bet yra tokių vietų, kur gali pasiruošti ir reikia pasiruošti. Tai kylio tvirtinimo varžtai, vairo plunksna, kranai, tokie esminiai dalykai pagrindiniai, kurie turėtų būti kiekvienam laive tvarkingi. Turėjau didelį norą ir tą visą kosmetiką, ir tą korpusą šiais metais pasidaryti, bet matau, kad nieko nebus. Su tais vandens bakais darbo čia į ojetų. Atrodė, kad tūlikai sudėti vandens bakus pasidaryti, bus taip ir viskas. Tai šis sezonas vis dar tokie techniniai dalykai. Stiebą reikia pasiremontuoti. Falus keisiu, španerius keisiu. Tokių visokių čia lempas atsivėsiu inkaravimų į viršų. Čia tas nesąmonės, ką prisidariau, reikia susitvarkyti irgi. Baisiai daug reikalų prie visko yra, tai per vieną sezoną, per antrą sezoną čia nelabai pasidarysi pats savom jėgom. Nu ką, jungiam. Čia pasijungia taip, ten taip kažkaip. Nu čia iš kitos pusės vaizdelis. Čia. Čia net parodyti nėra kaip nesankšta labai. Čia kaip sakant yra santechnika, buvo prasileista eilinį kartą, trūksta vienos alkūnės. Ten, reikia jos. Rytoj turbūt varysiu priekulį toj ūkių prekių parduotuviai paimsiu. Dabar kur variklis, ne? Čia, ką, reikia ardyti šitą, žiūrėti, ar tas kranas man čia tiks. Jei! Panašu, kad ant dydžio nebuvo prasileista, tai tik išimti seną, įdėti naują. Super! Ir atsisuka lengvai, pasaka. Pasaka.
toks, ką žinau, kranas kaip kranas, atrodo viskas su juo gerai, bet niekad negali žinot, kada jam pasidarys blogai, tai pakeisim. Bet pradėjo lyt, tai atidėsim šitą darbą kitai dienai, einam daryti kažką kitą. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta... Labs ryts! Tai vakar nieko gero nebenuveikiau. Atėjo Jonas, pasidėjom, prisišnekėjom, prisipazarinom iki pirmos nakties, taip ir baigės vakaras. Šitį irgi baigėsi. Rytas apsiniaukęs, bet laivelį apsitvarkiau. Eisiu kažką paveikti. Cut 'em down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Gerai, tai varom, alkūnę paimsim angalį išsiardytam tentui ir valgyt pasiimt reikia. Dar gerai būtų obaliukų nusipirkt, kad nereiktų tų svogūnų valgyt. Čia kas nežinot, gal kam aktualu bus, čia kur prie pat Drevernos yra strykis, muitinė, čia kur tie visi vakateriai matote, ne va. Drevernos laivų namai vadinasi. Čia yra parduotuvėlė. Jeigu kokios smulkmenos, varštuko, šuduko kažkaip prireikia, labai daug šansų, kad čia rasit. For a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Kitas taškas priekoliai ūkinės prekės, čia tiek visko turi jie, čia geriau yra nei kad depo, čia pusės įrankų net nesuprantu, kas ten per daiktai, pusės varžtų net tokių nematęs gyvenime, kokius čia turi. Žodžiu, Manolio varžtų klijai, esvės galvutė T20, šiltnamį tam nusiardyt ir alkūnė. Kraniukai, pakulos ir smirdanti pasta. Progreso labai nedaug, bet po biškį. Labai valgyt noriu, jau. Reikėtų kažką gaminti. Nu, čia bus bombikė. Rauginti agurkiukai ir gretinikė. Negi dabar išpilsi tą rasaliuką. Ai. Oi, skaniai. Labai gerai. Kaip mes nugalėjom Lietuvos buriuotojų sąjungą, eikit į ovadotestai.lt, nuolaidos kodas, nėra čia jokių nuolaidos kodų, tiesiog registracijos kodas Justelis. Su tuo kodu galėsit prisijungti prie sistemos. Neturėdami kodo neprisijungsit prie sistemos. Testai šiuo metu nėra iš LBS svetainės, jie nėra 100% atitinkantis, bet yra labai panašus sugeneruoti su dirbtiniu intelektu. Ateityje gal pavyks ir visą Lietuvos buriuotojų sąjungos medžiagą pavogti ir išviešinti, čia gali būti dar visokių reikalų. Nu, nespekuliuosiu aš čia. ovadotestai.lt, kodas Justelis, prisijungiat, sprendžiat, mokotės, išsilaikot teisės, daug paprasčiau ir lengviau. Ai, ir čia nebuvo jokia reklama, niekas, tiesiog ovadotestai tai yra iniciatyvaus naujo buriuotojo projektas, padėti naujiems buriuotojams išlaikyti teorijos egzaminus ir sėsti laivą, plaukiat ir buriuot. O jetu, taip sočiai privalgiau, net po pietuko pamiegojau.
Normaliai kilblokas, ne? Šalta biškį lauke. Einu į vidų. Pasibaigsiu rytoj čia pas nusimt. Labas ryts. Sekanti diena. Pasikeičiau falus. Liko tiek virvės. Gal, nežinau, dar ką darysiu su ją, kol kas palieku. Šitam gale atrodo taip. Nuėmiau tą kepurėlę. Kaip jinai čia vadinasi, vešiu į Kauną, nes reikia vietoj 2 skremulių padaryti po 1 skremulį. Nes čia anksčiau buvo trosas, o dabar yra šniūras. Šniūras didesnį diametrą nei kad trosas ir čia nebesigauna niekas. Tai vakar pasibaigiau ten su ta visa santechnika. Neparodžiau, tingėjau jau. Ten principė beliko tik tai nusipirkti hamutų, kurių pamiršau. Susivaržyti viską ir bandyti pajungti, tą siurblį gal veiks jau. Nu, tai va, ten tą visą šiltnamį nusirinkau, guli gražiai čia ant žemės viskas. Reikia krautis viską ant stogo, išsivežti šiukšlės man iš čia, kad nepalikti, nes po to labai erzina. Ir įsidėsiu dar tą paėmimą vandens. Nu, tipo variklio šitą va čia, kurį išimta, čia kažką darau, va pabiški paruošta. Bet baigiu jau tos filmavimus, atsibodo, einu čia, krapštausi, darausi vieną žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot kaip visą laiką, jeigu įdomu buvo, tai labai smagu ir man, kad jums patiko. Laikų, subscribe nereikia, šiandien ne dėl to darau viską. Jeigu norit, galite uždėti. Viskas. Iki. Atgavau. Atvažiavau vėl prie laivo, pasipildžiau detalių. Principė daugumoje čia įrankiai, bet tuoj parodysiu vieną dalyką. Pilnas maišas detalių. Ir dar čia porą. Opa. Tai žodžiu, atsisveikinau, bet dabar vėl atvažiavau, nenoriu kurti antro video, nes neturiu kada. Žodžiu, reikia leisti laivą į vandenį, kur mano kranai. Kur kranai? Prisiminiau čia, va, taigi pasidėjau. Žodžiu, atsimenat, sakiau, dėsiu šitą. Tai nesuderinama galvaniškai pora. Tai bus nerūdyjančio plieno, čia irgi tokio pačio plieno bus ledas. Labai trumpai parodau, ką čia turim, ką čia veiksim. Einu dirbt, susitiksim kitą kartą laive, vandenį, žodžiu, viskas, einu daryti kitas iki vandenį, iki. Dar gali būti, kad apie variklį kažką padarysiu, bet, žodžiu, bus matyti. Viso, iki.